Buvo 1973. Gyveno ramiai sau bičas, persikraustė į Norgą iš Maroko, dirbo padavėju, mokėjo jam gerai, gyveno žmogus gerai, prisitaikė prie vietos, susirado vietinę žmoną, gyveno laukimo džiaugsmu ir vieną vakarą su žmona išėjus iš kino, prie sustojo mašina ir šokė du vyrukai, jį paleido 13 kulkų. Bičas, kurio vardas buvo Ahmedas, tiesiog buvo panašus į kitą bičą ir pasirodo nušovė ne tą. Būna, pasitaiko. Šio žmogaus mirtį lėmė krūva nuo jo nepriklausiusių aplinkybių. 1967-aisiais po 6 dienų karo Jordanija neteko vakarų kranto ir oro pajėgų. Karalius Huseinas priėmė palestiniečių pabėgėlius, nors 1951-aisiais jo senelė Abdullah dėl politinio požiūrio nužudė palestinietis mečetėje. Tuo įvykio metu buvo pašautas ir pats Huseinas. Tačiau jis buvo žmogus diplomatiškas ir siekė paramos iš kitų arabų valstybių. Taip pat norėjo būti geras bičas ir išlaikyti valdžią ir Jordanijos stabilumą. Jordanijoje apsigyveno nemažas kiekis palestiniečių pabėgėlių. Pradžioje jos priėmė visai draugiškai. Tačiau Jasiro Arafato vadovaujama Palestinos išsivadavimo organizacija pradėjo kurti ginkluotas sukarintas grupuotes ir veikti Jordanijoje kaip savo namuose ir galvojo, kaip panaudoti Jordaniją kaip bazę, iš kurios rengtų išpuolius prieš Izraelį. Šios palestiniečių grupuotės dažnai veikia už Jordanijos valstybės kontrolės ribų. Todėl kilo įtampa su Jordanijos karaliaus Huseino vyriausybe. Jordanija turėjo paliaubų sutartį su Izraeliu ir norėjo palaikyti gerus santykius. O kai tavo bedarbis brolis siunčia raketas ir atsakas ateina į tavo namus, tai visai ne kaifas. Tuo pačiu metu palestiniečių frakcijos užgrobė kelis lėktuvus ir nukreipė juos į Jordaniją. Po šių veiksmų Jordanijos vyriausybė pasakė, kad gana yra gana. Į griežtėjančias taisyklės ir palestiniečių tikrinimus jų grupės atsakė smurtu ir prisiekė nuversti karalių Huseiną. 70-ųjų rugsėjį prasidėjo kovas tarp sukarintų grupuočių ir Jordanijos kariuomenės. Tai vadinama juoduoju rugsėju arba kitose šaltiniuose Jordanijos pilietiniu karu. Nepaisant to, kad palestiniečių kovotojai buvo tvirtai įsitvirtinę ir kad jos rėmė kai kurios arabų valstybės, galiausiai jos įveikė geriau aprūpintą Jordanijos kariuomenę. Karaliaus Huseino pajėgos gavo didelę pagalbą iš Egipto, Irako ir kitų arabų valstybių, o palestiniečiai buvo susiskaldę tarp įvairių grupuočių. Taigi, rezume, palestiniečiai su ginklais buvo išvaryti iš Jordanijos į Siriją ir Libaną. Ir kaip jiems ten sekėsi, jau žinome. Iš dabartinės perspektyvos Jordanija yra viena iš stabiliausių regiono šalių. Ir kas yra baisiai keista, kad ten nieko nevyksta. Po pralaimėjimo palestiniečių išlaisvinimo organizacijos frakcija, nusivylusių karaliumi Huseinu ir Jordanijos monarchija, įkūrė radikalią grupę Juodasis rugsėjis. Jį vykdė daugybę teraktų. Tačiau žinomiausias įvyko olimpinio žaidynių metu. Juodojo rugsėjo organizacija tokiu būdu norėjo išpopuliarinti Palestinos vardą. 72-aisiais vakarų Vokietijoje, Miunchene, vyko olimpinės žaidynės. Tai buvo pirmas kartas nuo 36-ųjų, kai tuo metu olimpinės organizuotos austrų dailininkų. Kai kurie Izraelio delegatai buvo žmonės, kurie išgyveno konclagerius. Toks renginys būtų reputacijos Vokietijoje atstatymas po Antrojo pasaulinio karo. Kadangi vaibas turėjo būti draugiškas ir naujas Vokietijos įvaizdis, saugumas buvo gan žemo lygio. Kaip tokiam įvykiui vokiečiai buvo pasamdę saugumo ekspertą ir taip pat buvo informuoti, kad dėl įvykių pasaulyje gali grėsti pavojus Izraelio komandai. Tačiau vakarų Vokietijos vyriausybė nusprendė ignoruoti šiuos įspėjimus. Saugumas buvo išties žemas, todėl stengtis daug nereikėjo. 72-ųjų rugsėjo 5 vakarą 8 palestiniečiai perlipė per tvorą, judėjo link nesaugomo olimpinio kaimelio, kur greit suradę savo aukas surinko juos į vietą. 2 Izraelio atstovai bandė kovoti, tačiau juos teroristai sušaudė. Taip pranešdami apie save, gretimame kambaryje buvusiai komandai pavyko pabėgti ir informuoti apie šį užpuolimą. Su likusiais 9 įkaitais ir didžiuliu spaudos spaudimu buvo atšauktos gelbėjimo operacijos dienos metu, kadangi teroristų vadas užsiminė apie tai, kad viską mato per televizorių. Prasidėjo derybos tarp Juodojo rugsėjo ir Vokietijos. Jiems buvo leista kartu su įkaitais išskristi į Egiptą ir kairę tęsti derybas. Terorai galvojo, kad viskas easy, praeis. Tačiau vokiečiai buvo paruošę staigmenų. Kasgi leis teroristams taip lengvai išvykti? Gelbėjimo operacija baisiai nepavyko. Ir cituojama labai daug priežasčių, kodėl taip įvyko. Nuo prasto snaiperių paruošimo, koordinacijos, ekipuotės trūkumo, nekompetencijos ir tuo, kad saugumo ekspertas paminėjęs apie tokią galimybę buvo nušalintas, norint išsaugoti reputaciją. Galima pirštus rodyti į daugybę skirtingų dalykų, tačiau svarbiausias yra rezultatas. Sprogo helikopteris, 11 Izraelio atletų buvo nužudyti, 5 teroristai ir 1 policininkas žuvo per pasalą, tačiau 3 liko gyvi. Ir po kelių savaičių vakarų Vokietijos vyriausybė juos paleido, mainais į užgrobtą Lufthansa lėktuvo įgulą.
Reikėjo kažką daryti. Izraelio ministrė pirmininkė Golda Meir pradėjo operaciją Dievo rūstybė, kaip pagrindinę užduotį Mosadui siekiant nubausti ir atkeršyti už Miuncheno žudynes. Problema nuo pat pradžios buvo ta, kad nebuvo pilnai žinoma, kas iš tikrųjų buvo atsakingi už žudynių planavimą. Vienas iš organizatorių buvo įvardintas kaip Ali Hassan Salameh ar Ali Hassan Salamis, priklausomai nuo transliteracijos ir vertimo. Jis Jasiro Arafato struktūroje buvo kylanti žvaigždė, gražus, charizmatiškas, pleibojus, žinomas dėl prabangaus gyvenimo būdo. Izraelio vadintas raudonuoju princu, jis buvo aukščiausiai sąraše, tačiau ir sunkiausiai pasiekiamas, nes turėjo stogą. Pirmiausia, žudikų būrys nužudė PLO organizatorių ir Jasiro Arafato pusbrolį Vaelį Zvaiterį. Jis gyveno Romoje, jie sutiko jį prie įėjimo į namus. Kitas taikinys buvo Palestinos išlaisvinimo organizacijos atstovas Paryžiuje Mahmudas Hamšaris. Apsimetęs italų žurnalistu, agentas suplanavo interviu telefonu su Hamšari. Sprogmenų ekspertai įsilaužė jo namus ir padėjo bombą telefone. Hamšariui buvo paskambinta sutartų interviu laiku, o kai jis prisistatė, bomba buvo aktyvuota nuotoliniu būdu. Kiti 4 įtariamieji Basil al-Kubaisi, Hussein al-Chabad, Zaid Muchasi ir Muhammad Budija buvo nužudyti per kelis mėnesius. Įspūdingiausia Dievo rūstybės dalis vyko 73 balandžio mėnesį, kai Jehudas Barakas, elitinio Izraelio gynybos pajėgų dalinio Sayeret Matkal vadas, parengė įžūlų planą, kaip smogti Palestinos išlaisvinimo organizacijos vadovybei tiesiogiai Libane. Operacija pavadinta Jaunystės pavasariu. Jos metu į Beirutą buvo įvestos komandosų grupės. Išlipę į krantą jie derino savo veiksmus su mieste jau esančiais Mossad agentais ir persirengę civiliais drabužiais, nukreipė dėmesį nuo savęs. Kitos komandosų grupės rengė diversinius reidus visame mieste, o Izraelio komandosų būrys puolė Palestinos išlaisvinimo organizacijos būstinę ir jie nukovė 3 pagrindinius jų vadus. Šitas reidas taip gerai paėjo, kad palestiniečiai pradėjo kaltinti libaniečius, kad jie išdavė juos Izraeliui. Ir tai prisidėjo prie Libano pilietinio karo pradžios. Lillehammeris, Norvegija. Tai buvo mažas tuo metu 20 000 gyventojų turintis kurortinis miestelis, žinomas dėl savo kalnų ir pamėgtas slidininkų. Per žiemos sezoną atvykdavo apie 600 000 turistų, o vasarą šiame mieste gyvybės daug nebūdavo. Vienas iš Mossado informatorių teigė, kad ieškomas Ali Hassanas buvo Norvegijoje, kadangi vienas jo aplinkos žmogus lankėsi minėtame mieste ir kadangi kalbino labai panašų padavėją. Ahmedas Bučiki, kilęs iš Maroko su žmona Turil, laukė dukros. Jis dirbo padavėju ir buvo tiesiog baisiai panašus į raudonąjį princą. Visiškai su juo nesusijęs, tiesiog agentams, kurie kaip teigiama nebuvo labiausiai patyrę, atrodė kaip tas bičas. Jis kaip tik įėjo iš kino teatro su žmona. Mossado agentai, neturėdami pilnos informacijos, suplanavo ir patvirtino jo nužudymą, manydami, kad geresnės progos paimti jo nėra. Priėjus netoli namų, 2 žudikai paleido žmogų 13 kulkų, nešio žmonos akivaizdoje ir tepė slides. Policijai ir pirmąjį pagalbai atvažiavus, Ahmedas jau buvo nebegyvas. Kaip teigiama knygoje Sylvia Rafael, Life and Death of Mossad Spy, buvo abejonių dėl aukos tapatybės, tačiau vis tiek nuspręsta tęsti operaciją. Kai tuo tarpu tikrasis taikinys buvo Danijoje, apsimetęs sendaikčių pardavėjų. Ši žmogžudystė sukrėtė Lillehammerio gyventojus. Miestelėje 36 metus nebuvo įvykdyta jokia žmogžudystė. Izraeliečiai sužinojo, kad nužudė ne tą žmogų, kai kitą dieną ši istorija buvo paviešinta. 9 grupės nariai, įskaitant 2 žudikus, pabėgo ir po nužudymo išvyko iš Norvegijos. Tačiau dar 6 komandos nariai pabėgti taip ir nespėjo. Vienas iš agentų turėjo labai stiprią klaustrofobiją, uždarų vietų baimę. Mainais už erdvesnę kamerą jis klojo viską, ką žinojo. Buvo surinkta informacija apie slėptuves, telefonų numerius ir kitus agentus Europoje. Tad Mossadui teko daryti visišką factory resetą ir planuoti viską iš naujo. Operacija buvo laikinai sustabdyta, kol 1979-aisiais naujas Izraelio ministras pirmininkas Menachimas Beginas ją pratęsė. Pagautiems agentams buvo skirtos bausmės nuo 5–10 metų kalėjime, tačiau didžioji dalis buvo paleisti po 1–2. Ali Hassanas po tokio feilo jautėsi saugus. Mossadui buvo padaryta stipri reputacinė žala. Jis pradėjo dalinti interviu į kairę ir į dešinę. 78-aisiais jis vedė 71-ųjų Miss Visata modelį Georginą Risk. Atsipalaidavo bičas, draugavo su CŽV. Jie netgi jį ir jo žmoną nuvežė į Disneylandą,
Galvoja draugelis, kad blogiausia jau praeityje. Galbūt su CŽV stogu jis netgi sulauks senatvės, tačiau aktyvus gyvenimo būdas lengvina Mosado darbą. Pats Raudonasis princas sugebėjo išlikti iki 79 sausio 22-osios, kai Libane nuotoliniu būdu aktyvavus 100 kg sprogmenų buvo sunaikintas jo konvojus. Kartu su juo žuvo 4 nieko dėti praeiviai, tarp kurių 11 iš Vokietijos ir studentas iš Jungtinės karalystės. Ir dar apie 16 žmonių buvo sužeista. Izraelis kaip visada eidamas prie taikinio ėjo kiaurai ir buvo daug nepasitenkinimo dėl to. Salamėjus išliko gyvas, bent jau kurį laiką. Jis vis tiek buvo mirtinai sužalotas. Jo galvoje buvo įstrigęs plieninis šrapnelis ir jis buvo skubiai nugabentas į Amerikos universitetinę ligoninę, kur 16 valandų 3 minutės jis mirė ant operacinio stalo. Iškart po operacijos 3 Mossad agentai dingo be pėdsakų, kaip ir dar 14 agentų, kurie kaip manoma dalyvavo operacijoje. Kaip dėl vargšo Achmedo šeimos? Oficialiai Izraelis neigia atsakomybę, tačiau išreiškė apgailestavimą dėl nelaimingo atsitikimo ir 96-aisiais praėjus 24 metams po nužudymo Našliai Toril ir dukrai Malikai Izraelis sumokėjo 283 000 JAV dolerių kompensaciją, kurią pasidalino motina su dukra. Atskira 118 000 dolerių kompensacija buvo išmokėta sūnui iš ankstesnės santuokos. Achmedo brolis Čiko, žinomas kaip atlikėjas grupėje Gypsy Kings, žinomus dėl tokių hitų kaip Bambolėjo, 2014-aisiais aplankė Izraelį, tikindamas, kad susitaikymas yra svarbiau už nuoskaudų laikymą. Vienas iš Miuncheno žudynių vykdytojų liko gyvas ir spaudai davęs interviu, nesigailėdamas dėl savo veiksmų ir minėdamas tai, kad ką jis darė, jo nuomonė buvo teisinga. Kiti 2 išlikę teroristai buvo sumedžioti Mossado ir kaip teigiama galą sutiko neilgai trukus po Raudonojo princo. Ši operacija Izraelis sumažino palestiniečių terorgrupių įtaką pasaulyje, taip pat į bandymus pakartoti tokio tipo žudynės kaip Miunchene. Buvo nužudyti 9 iš 11 taikinių, nors kai kurių šaltinių teigimu 10 iš 11. Taigi vienam pavyko pabėgti. Dievo rūstybė, nors jis sėkminga, turėjo savo kontroversijų ir daugybę šalutinių aukų. Izraelis niekada už tai neprisima atsakomybės, nes tai jo nuomonė kenktų reputacijai. Tačiau ką įrodė tai, kad jeigu labai nori, Mossadas visada gali rasti žmonės. Ačiū, kad žiūrėjote. Ir su jumis buvo aš, Naelis. Iki kito karto. Man,